Uždirbu, bet vis tiek nesaugu. Yra viena būsena, apie kurią labai retas kas garsiai kalba. Ne tada, kai nėra pinigų, nėra iš ko duonos nusipirkti, o tada, kai jie lyg ir yra, bet viduje ramybės vis dar netranda. Iš šalies viskas atrodo tvarkoj. Pajamos ateina, sąskaitos tarsi apmokėtos, viskas ok, didelių paskolų nėra, gal baisių, maisto yra, net kartais leidžiu savo kažką biški daugiau nusipirkti. Bet vakare atsisėdu ir vietoj to palengvėjimo kažkokio pagaunu save galvojant, kad o jeigu kitą mėnesį bus mažiau, o kas jeigu rinka pasikeis? O kas jeigu aš tiesiog nebespėsiu daryti, ką darau ir būsiu nebereikalingas? Ir ne kažkokia panika, tai toks tylus foninis tarsi nerimas. Lyg viskas laikosi, bet labai ant tokios plonytės virvelės, kur papūsi ir nulėksina. Ir tu negali viso to lengvai paaiškinti, nes objektyviai juk viskas tarsi normalu, bet kūnas kažkaip nesupranta ir tas kortizolio lygis kyla. Gauni naują kokį nors pasiūlymą, projektą, kurio iš tikrųjų net nelabai nori. Žinai, kad jis suvalgys laiką, daug nervų kainuos, energijos, su šeima nepabūsiu, su žmona ir bus šūdas, bet vis tiek sakau, jo, noriu imu. Ne todėl, kad dabar reikia pinigų, o todėl, kad gal reikės vėliau tų pinigų. Ir tu labai aiškiai jauti, kad sprendimą prisiėmė ne iš to aiškumo, o iš baimės. Dar vienas labai pažįstamas dalykas, kurį pajaučiu, nusprendi ilsėtis. Atrodo, pagaliau nieko nereikia, nieko neveiksiu. Bet vietoj ramybės atsiranda toks keistas nerimas. Gal kažką reiktų blemba padaryti, kad tik nesilsėti. Gal parašyti kažkam, gal pasidomėti kokiam naujom investavimo galimybėm. Nes jeigu šiandien nieko nepadarysiu, gal rytoj kažkas sugrius, gal pritrūks, gal nebebus, gal būsiu nereikalingas. Ir net jei protas sako, kad tai nesąmonė, kūnas tarsi budėjimo režime, kortizolį, noradrenaliną išstyrinėja. Ir tada pradedi savęs klausti, ar aš iš tikrųjų kažką čia turiu, kažką kuriu gyvenime. Ar iš tikrųjų moku gerai bėgti, reaguoti, prisitaikyti, gesinti gaisrus. Nes yra didelis skirtumas tarp kūrimo ir iš tikrųjų bėgimo tokio, kai kuri kažkas po truputį lieka. Kai bėgi, viskas laikosi tol, kol tu bėgi ir kol esi bėgime. Aš pažįstu daug žmonių, kurie uždirba daugiau negu vidurkis. Ir beveik visi jie galvoje turi tą patį prastą klausimą. Kas bus po 5 metų? Ar aš tada būsiu iš vis reikalingas? Ar mano įgūdžiai dar veiks šitam pasaulyje? Ar mano energijos dar užteks tam, ką dabar darau? Keiščiausia tai, kad kuo daugiau uždirbi, tuo tas klausimas kartais tampa dar aštresnis ir skaudesnis. Nes pradedi matyti, kaip viskas yra trapu, kaip greitai keičiasi visa rinka, kaip greitai keičiasi technologijos, AI visi, kaip greitai žmogus gali tapti nebeaktualus. Ir tada net pačios stabiliausios pajamos nebeatneša saugumo jausmų. Iš išorės viskas atrodo gerai, viduje tu nuolat balansuoji ir prie to pripranti gyventi tam tokiam žongliravime su nuolatiniu skaičiavimu galvoje. Ir kai kas nors sako, kad pinigai nėra svarbu, man norisi nusijuokti. Pinigai yra labai svarbu. Ne todėl, kad jie duoda laimę, laimės nenusipirksi, o todėl, kad jų nestabilumas sukuria nuolatinį stresą. O stresas labai tyliai suvalgo gebėjimą galvoti, rinktis, planuoti mūsų gyvenimus. Tu pradedi gyventi ne iš aiškumo, o nuolat iš baimės. Aš vis dažniau galvoju, kad tikras finansinis saugumas nėra kažkoks skaičius sąskaitoje ar akcijų biržoje. Tai jausmas, kad jeigu viskas sustos, aš vis tiek viduje būsiu ramus. Kad aš iš tikro kuriu kažką prasmingo, kas išlieka netgi tada, kai aš trumpam sustoju pailsėti. Ir jeigu tu uždirbi, bet vis tiek kartais jautiesi viduje panašiai taip, kaip kalbėjau, kad matai, kaip viskas yra laikina ir trapu. Gal tai yra tiesiog signalas, o kur tu iš tikrųjų bėgi? Toks klausimas, kurio norėčiau šiandien tavęs paklausti. Kur tu iš tikrųjų bėgi?